Ana, pažiūrėjau. Kas buvo? Ką? Ne? Kolė. Geras, sutinku. Draučiūnas, tikliai. Nabraitis, kad draučiūnas sakai. Aš tuo Vėviškio. Dar kai Tautkus lošdavo. Taip, gynėjas, vartininkas, kas pas mus 4 vieta. Pas tave buvo geras gynėjas? Buvo. Nu. Matas Bandinas, kaip tik. Matas? Bet negynės. Matas? Tai geriau daug tam. Tai matas tik vienas, jeigu yra užtenka. Matas ir vis tiek jų nėra. vartininkas. Ai, nėra. Teisingai, kai aš važiavau. Dar šviesiam. Pas čia plaugų ten nebus. Pas tai mėliau visi šviesus. Visi šviesus. Blandinai. Vienas vienas. Čia bus Dalina. Tak, ką, broliukai dabar ką nors, tarsit ką nors. Šviesus ir taip daug. Nuo savęs kažką. Pristatau jūs, va, tą reikia jums šitą. Tai aš tada paskelbiu, kaip varžybų pabaigą. Paskelbiu varžybų pabaigą, jūs pasako nuo savęs kažką žodinį, tada vykdomas dalykas. Pasakys irgi kažką. Taip. Treneris čia šalia kur nors, ar čia treneris sugrįžę. Дивимся, внимание, было бы хорошо, чтобы команда Украины на траву, немножко на траву. Gerionis tas pats. Komandėlės būtų labai prašymas, kad dabar trakai už nugaros Ukrainos. Visi gražiai taip išlyskit vieni iš kitų, nestovėkit už nugarų. Statyk jūs, kai jos, sustatyk. Коля, ближче до своїх туди. Так у 2 ряди. Ну. Вот я куски. Щоб не сошла команда. Dėmesio. Pradedame iškilmingą varžybų uždarimą, į kurį atvyko Vladimiras Tiško sūnus, Igoris ir Artūras, taip pat dalyvauja turbūt ir dar nesuspėjo ir dukra Julija, ir turbūt draugai, giminės artimieji ir rėmėjai. Perdame žodį Artūrui Tiško. Сын Vladimiras Tiško, pozdravительное слово. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visom komandom, kurios atvažiavo jau į mūsų tradicinį 6 turnyrą, mūsų tėvelio atminimo. Vaikai, šaunuoliai, dar labai, aišku, jie mažiukai, bet tikrai prademonstravo neblogą futbolą. Šaunuoliai, ką noriu jums palinkėti, vaikai, kad augtumėt sveiki, svarbiausia sporte be traumų. O ten jau, kaip sakoma, Dievas duos, norėsit profesionaliai žaisti, žaisit profesionaliai. Taip pat norėjau, aišku, padėkoti visiems mūsų draugam, rėmėjim, tėvelio draugam, kurie padėjo suorganizuoti šitą turnyrą. Tai, aišku, ir Vydui pirmiausia, kuris sukvietė visas komandas. Šiais metais buvo nelengva kažkaip parinkti. Atostogas, karštą vakar buvo, šiandien truputį atvėsa. Tai tikrai Vydai tau didelis ačiū ir visiems ačiū vaikam, tėveliam, kurie atvažiavo į mūsų tėvelio atminimo taurę. Taip pat norėjau perduoti jums nuo mūsų Trakų rajono tarybos nario Vytauto Tetkevičio geriausius linkėjimus, šilčiausius žodžius, jis negalėjo atvykti jūs pasveikinti, bet jis perdavė jums visus geriausius žodžius, kuriuos galima palinkėti
futbolininkams ir vaikams, kai sakoma, kurie užsiminėja šią sporto šaką. Jis eilę metų mūsų yra jau turnyro globėjas Vytas. Vytai, ačiū, per kamerą pamatysim. Nu ką, taip pat norėčiau išvardinti mūsų rėmėjas, be kurių tai turnyras patys, suprantat, šiais laikais, matyt, ne vienas turnyras nepraeina. Tai mūsų generalinis rėmėjas, lažybų bendrovė Orakulas ir didelis ačiū savininkui Erikui Vainikoniui. Taip pat didelis ačiū mūsų rėmėjams, tai yra Trakų senosios kabininės savininkams Zinai ir Vladui Jučkiams. Įmonės Aquafilter savininkui Andriui Jancevičiui. Lietuvos imtynių federacijos viceprezidentui Vladimirui Matačiui. Lietuvos kickbokso federacijos viceprezidentui Stanislavui Šestukui. Jo, jiems labai didelis ačiū, nes be jų turnyras, aišku, irgi būtų labai kuklus. Kaip sakoma, jiems daug metų sveikatos, kad jie gyventų ilgiau ir turnyras irgi mūsų klestėtų ir, manau, jis gyvos tas turnyras tol, kol mes visi būsim gyvi. Aš nežinau, dar norėjau padėkoti ir treneriams, aišku, treneriai, kad atvežė komandas. Jų darbas labai yra sunkus ir tikrai visi vaikai turi gerus trenerius ir tikrai jiems didelis ačiū. Mes turbūt, nežinau, kas nori gal kažkokį žodį tart, ar jau dar Vydas. Jo, Vydas, Rusija. Буду говорить по мегафону, чтобы поняла украинская делегация, потому что я немножко хрип сегодня. По-украински надо. По-украински как бы не умею, но на русском все поймут. Lietuviškai dabar kalbėjau, aš trupučiuką išversiu vaikai, ką pasakė Igoris, Артурас pasakė украинским išversiu. Я хочу перевести, что пожелал всем удачи, поблагодарил сын, один из сыновей Владимира Стешко, что вы приехали, что показали красивый футбол. Всем командам, всем спонсорам, всем родителям, все, которые были здесь на этом турнире. Мы вчера были на могиле этого человека, который уже 6 лет ушел из нашей жизни. И мы его до сих пор помним, и по этому турниру мы его как бы вспоминаем. Большое спасибо всем, и сейчас будет награждение. Dabar mes apdovanosim geriausias komandas. Trečią vietą turnyre iškovojo Trakai 2005. Vėsir komanda pildi prizo. Aš manau, kad ir 2006 gali turbūt užteks medalių visiems. Eikit, iškėdės. Šiek tai 15 turbūt, jeigu suskaičiau 15. Palauk. Jeigu ne, tada 6 atitraukia. Tai va, trakiečiai vieni kitiem padėjo, kai galėjo, bronzą iškovojom ir mažiukam ir vyresniem turėtų medalių. Užteks šaunuoliai vaikučiai, kovėtės, kad ir mažesni buvo, bet šaunuoliai. Dėkojame, aišku, Kotryna pas mus vienintelė mergaitė turnyre buvo, kuri dalyvavo ir žaidė nepaskutinį. Шановная Катрина, мы поблагодарили девушку, потому что она с ребятами играла, не боялась пацанов. Катрина, помоек и камера, помоек. Tokia vieta, ačiū. Antrą vietą turnyre iškovojo Girionių pirma komanda Kaunas, Kauno rajonas, kviečiam. Šitais metais reikia padaryti, žinai, saulytės.
Matai, vaikai nori taurį. O į sveikatą bus sveikas. Dabar pats svarbiausias, patys geriausi, самые лучшие победители турнира. Город Долина, Украина, первое